jeigu mes paimtume visišką priešingybę, įsisiubuojanti cancel kultūra, patyčių kultūra, mobbingas. Ir mes jau šiek tiek užsiminėm apie suicidinės mintis. Ir aš visai nesenai skaičiau įdomų atvejį Amerikoje, kuomet mergina pakliuvo į naują universitetą. Jinai iš jos tyčiojosi mokykloje, jinai pakeitė universitetą, jinai tenai įstojo, jinai gera sportininkė, buvo perspektyvi labai sportininkė. Ir kitos sportininkės iš jos irgi pradėjo tyčiotis. Ir jai tai reikėjo 2 dienų ir jinai nusižudė. Ir jeigu mes kalbam apie tai, kad visuomenė mobilizuojasi, bet lygiai taip pat kokias pasekmes turi būtent tos neapykantos kalbos, komentarai žmogaus psichologiniai būsenai. Nes ne visi yra valingi ir ne visi yra stiprus su tuo susitvarkyti, ne visi gali pasakyti, kad aš esu aukštos savivertės, aš žinau, ko aš vertas ir manęs jūsų žodžiai nežeidžia ir aš einu toliau. Ir yra daug žmonių, kurie nuo to kenčia. Kaip tokiu atveju tvarkytis? Kaip su tuo gyventi ir gal jūs galėtumėt plačiau apie tai papasakoti? Turbūt, kai Lietuvoje čia pradėjo kolegos tokias akcijas, ten be patyčių programą, pavyzdžiui, ir kalbėt, kad iš vis yra toks fenomenas. Tai kokios buvo pirmos reakcijos, kai nueina ten kolegos į mokyklas ir sako, čia tokia programa be patyčių. Kokios reakcijos būdavo tipinės praktiškai mokyklose? Tai kad pas mus nėra patyčių. Kokios patyčios? Pas mus mokykloje nėra patyčių. Tai čia nežinau. O kodėl taip slepia visi? Kodėl visi tai slepia? Dabar jau gal pasikeitė, ar neslepia? Man atrodo, čia toks įdomesnis fenomenas. Vienas realus slėpimas gali būti dėl stigmos, nes čia taip nenormalu, negalima, tai čia bloga mokykla turbūt reiškia. Kita realus buvo, ar ne? Dabar, nežinau, man atrodo daug mažiau, bet buvo realus nesupratimas, kas yra patyčios. Todėl, kad buvo taip normalizuotas smurtinis bendravimas, kad tai buvo, tai kokios čia patyčios, taigi žaidžia vaikai, juokauja. Taigi čia taip vaikai žaidžia, tai kas čia tokio? O tai patampė už kasyčių, o tai spyrė į šikną. Tai ką jūs nematėt, kaip vaikai žaidžia? Tai tos mėlynės pokim, kas čia tokio? Tai kas čia jau yra, tai jau nusijuokti negalim. Tai yra, kad realiai tas smurtas vis tiek normalizuotas buvo ir didelė dalim yra iš vis kultūroje, ar ne, suaugusių žmonių, net ne vaikų, ar ne, kad net atpažinti tai ir suprasti, kad gal čia nėra okei šitai bendrauti, tai vien šitas yra sudėtinga. O kaip tai veikia psichologiškai tą, pavadinkim, auką? Labai žalojančiai. Tikrai daugybė žmonių, kurie su depresija susiduria, yra patyrę vienokias ar kitokias patyčias, bendramžių patyčias, ten namie kažkokį smurtinį bendravimą, smurtinį nebūtinai tokio fizinio smurto, bet kažkokio tokio irgi tokių, nežinau, normalizuotų patyčių kažkokių. Tai kas tu čia yra, tai ko tu čia nesugebi, tai čia pilvai traukti, tai čia prisivalgiai, kažkokio gėdinimo, tokio žeminimo, tai čia silpnas ar silpna, tai čia yra, tai jau bliaunė, ne? Tai ko čia bliauni, ko čia pavargai, taigi nieko neveikiai, tai ko čia jau pavargai, tai eik tik tai. Bet kažkokio tokio, tas pats, ką mes ten paskui vadintumėm, ten, nežinau, mobbingu ir taip toliau, ar ne? Tai tas labai žaloja, ar ne? Ir vėl mes kaip suaugę galim kalbėti, tai tu čia ten, nežinau, save paremk. O kaip vaikui, ar ne, kuris gyvena arba šeimoje, arba ten mokykloje tokioj, kur tikrai daug, sakykime, patyčių yra, arba iš vis, gal ir nedaug, bet tai žaloja ir neturi būti kažkokios masinės ir ten muštynės, ar ne, vis tiek mes prisimenam ir vis tiek tai veikia žalojančiai, vis tiek tu turi sėdėti ir atsirinkti, tai aš čia yra normalus ar nenormalus, gal čia tikrai su manim kažkas negerai, jeigu man taip sakė, jeigu dar, kaip ta istorija, ar ne, kur pasakot ir vienoje aplinkoje, ir dar kitoje aplinkoje, tai kaip tada žmogui stabilizuotis ir atlaikyti ir kažkaip save normalizuoti ir kažkaip susivokti, kad gal visgi ne su manim čia negerai, gal čia visgi tikrai labai nenormalios
aplinkos reakcijos ir tai labai labai skaudina. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.